Žvaigždė. Susijungia rožinė ir mėlynos spalvos per aštuoniukės spindulį, o jos susikirtime norma. Rožinė spalva simbolizuoja moterišką pradą ir susijungusių sielų meilę, o mėlyna spalva vyrišką pradą ir ieškančią savo sielos puselę. Kai vyras ir moteris atitinka vienas kitą, susijungia geltoną sferą. Taip susijungia žmonės arba vyras ir moteris eina kartu, tol kol prieina akmenį, o ant jos knyga. Prie akmens su knyga stovi angelas ir jungia sielas. Kurias sielas sujungia, jos knygoje pasirašo vardą pavardę ir deda parašą. Angelas pakelia dešinę ranką, pakviečia ir parodo kryptį, kurių sferos arba poros nesusijungia. Jos yra mėlynos spalvos. Angelas sako, apgailestauju. O tai reiškia, kad tokios poros arba sielos netitinka vienas kitą, arba dar paprasčiau, tokios sielos turi sulyginti tarp savęs meilės vibracijas, kad atsirastų kūryba arba ieškoti savo antros pusės arba kitos sielos, kad pasiekti harmonijos lygmenį. Harmoningos sielos arba vyras ir moteris visada randasi geltonoje sferoje. O kurie surado savo sielas ir angelas sujungė, tokias sielas apsupa dieviška harmonija. Arba tokioje poroje atsiranda sidabrinis kvadratas, o jame nauja kūryba ir visa nauja erdvė, kurią reikės užpildyti kūrybą. O visa tai eis rožinės sferos ir rožinės matricos pagalba. Visos poros arba sielos žemėje susijungs arba suras savo sielos puseles, arba jos susitikę nuspręs vystyti dievišką harmonijos lygmenį, kuriame būtinai turės būti rožinė sfera, rožinė matrica, kad atsivertų kūryba. O kai visą tai išvystys iki tam tikro lygmens, tada juos sujungs angelas į geltoną sferą. Atsiras porų, kurios turėjo po keletą porų. Tokiai porai bus duodama atitinkamo lygmens matricos numeris, o jeigu ne, angelas pakelia ranką ir sako, apgailestauju. Tokiai porai duoda rožinį kvadratą ir tik tą pačią kūrybą ir kaip pagalba ir rožinę sferą ir matricą. Kūryba atsiveria nuo sielos žinių. Kuo didesnis žinios, tuo didesnė kūryba. Šį procesą stebės Dievas ir Grigorijus Grabovojus, todėl čia nieko nepaslėpsi. Poros, kurios užpildys pirmą sidabrinį kvadratą, meilės ir džiaugsmo kūrybą, jų kelyje atsiras sidabrinis blizgantis kvadratas, o jame dar tvirtesnė ir stipresnė kūryba, jau su angelų pagalba. O toliau trečiame etape kūryba rožinėje sferoje, rožinėje matricoje, kaip pagrindinė kūryba iki begalybės. O tenai darbas su spalvų matricomis žalia, mėlyna, geltona, sidabrinė, balta, violetinė. Žmonės arba vyras ir moteris apsikabins. Jų apsikabinimas juos dar daugiau užpildys meilę, tarp jų atsiras rožinė sfera. O ji tokia ryški, kad prasidės savo gamtos arba savo pasaulio kūrimas, tokiai porai užsideda aštuoniukė ir vystymasi iki begalybės su norma. Tokie žmonės arba siela sutiks savo žvaigždę, arba apjungs juos ir sustiprins jų meilę žvaigždė. O žvaigždė jų žinių ir aukščiausios visatos išvystytos meilės vibracija paženklinta žvaigždės ženklu arba Dievo ženklu. Да будет так.